Sveiki. Esu Ruslanas Vitkelyvas, Lietuvos maratono ir ultramaratono bėgikas. Pradėsiu tokių trumpų motyvacinių paskaitėlių ciklą. Ir šiandien kalbėsiu būtent apie tokį vieną svarbiausių dalykų prieš imantis vienokio ir kitokio tikslo siekimo, tai yra apie savęs užprogramavimą. Prieš imdamisi kiekvieno didesnio ar mažesnio tikslo siekimo, mes savyje turime įvesti programą, kad aš galiu ir kad aš tai tikrai padarysiu. Lės paklaus, kiek man metų. Man buvo 21 metai, pamenu, kai 2009 metais priėmiau sprendimą nubėgti pirmuosius savo 100 km. Tai buvo tikrai keistas sprendimas jaunam žmogui tuo metu. Manęs niekas nežinojo, manim niekas netikėjo, bet man tai buvo nesvarbu, aš savim tikėjau ir aš tikrai žinau, kad aš tai padarysiu ir kad manęs niekas tikrai nesustabdys. Ir ką, ir nesustabdė, laimėjau. Ir Ignas Staškevičius savo knygoje rašė, kad po 2 metų rašė, kad tapau visos Lietuvos sporto atradimu. Žurnalistai pradėjo imti iš manęs interviu, kas tuo metu iš bėgikų buvo imti interviu tikrai buvo naujiena. Ir manęs nesustabdė. Jau esu to 100 km veikęs 10 kartų, tai manau nemažai yra. Ir tikrai nesiruošiu stoti ir tikrai niekas manęs nesustabdys. Nuo ko prasidėjo tas dalykas, kad aš pradėjau bėgti 100 km. Tai neiškrito iš dangaus. Tai prasidėjo nuo tos pačios programos, apie kurią aš kalbu. Nuo savęs užprogramavimo. Pirmiausia, aš savim patikėjau, kad aš galiu tai padaryti ir kad aš tai tikrai tai padarysiu. Ir mane pabando kažkas sustabdyti. Niekas nesustabdys. Manęs nesustabdė nei šaltis, nei kaitra, nei lietus, nei sniegas, nei, sakykime, galų gale ta pati kunigų seminarius regula, kurioje tuo metu mokiausi. Ir leis paklausti dar vieną klausimą. Kogi mes skiriamės? Aš žinau atsakymą, ogi visiškai nieko. Mes abu turime abi rankas, abi kojas, turime vieną galvą, turime vieną užpakalį. Tad patarimas toks, kelk jį dabar, veik, nesnausk, netidėliok. Nebūtinai, tegu kalba eina apie sportą, apie viską, apie visus gyvenimo aspektus. Taigi dabar mes įsiaiškinom, kad aš nesu visiškai niekuo ypatingas žmogus. Aš taip pat kaip ir tu tingiu, taip pat kaip ir tu man viskas skauda, taip pat noriu paspoksoti, pagulėti, paspoksoti TV, pažiūrėti gal kokią tą nereikšmingą, visiškai beskonę mėšinę laidą. Bet galbūt aš labiau noriu už tave. Galbūt esu savo žodyną žodį nenoriu dažniau pakeitęs į žodį reikia. Pakeisk tą žodį ir tu, tai stipresnis žodis. Valdyk savo kūną tu, o ne kūnas tegu valdo tave. Tap pat savo kūno karaliumi, užprogramuok save ir kūnas tau galiausiai atsidėkos. Tikėk manim, siek savo tikslo ir nekreip dėmesio, kad kartais tavim netikės. Svarbiausia, turėk programą savyje, kad aš galiu ir svarbiausia pats savim tikėk.